Po kelių dienų visi garvežiukai susirinko pažiūrėti į Hiro. Jis lėtai išpuškavo iš dirbtuvių. Garvežiukai aiktelėjo. Tai bent! Hiro atrodė nuostabiai. Visai kaip naujas. Kaip jautiesi, Hiro? Esu labai laimingas, Tomai. Jau nemaniau, kad išauš tokia diena. Puikiai padirbėjai, Viktorai. Sveikas sugrįžęs, geležinkelių meistre. Ačiū, ponė. O dabar, Tomai, važiuok ir ištrauk Spencerį iš dumblo. Spencerį, aš sugrįžau. Atvykau tau padėti. Tu negali man padėti, Tomai. Tu nepakankamai stiprus. Tu teisus, Spencerį. Bet turiu tinkamą garvežį, galinti padėti. Kas tu? Aš Hiro. Tu tas garvežys iš atliekų? Aš buvau garvežys iš atliekų. Kad mane, kur katilai? Spencerį, metas ištraukti tave iš dumblo. Sveikas, Spencerį. Tik pamanyk. Hiro atitempė Rokį į reikiamą vietą. Rokis lėtai ir atsargiai užkėlė Spencerį ant bėgių, o tuomet, galingai puškuodamas, Hiro nugabeno Rokį ir Spencerį į Sodoro dirbtuves. Kai Spencerį suremontavo, jis prisijungė prie Hiro ir Tomo. 3 garvežiai kartu darbavosi prie vasarnamio. Jie stengėsi iš visų jėgų. Tomai, atleisk, kad palaikiau tave suktų garvežiuku. O tu, Hiro, atleisk, kad pavadinau tave garvežiu iš atliekų. Jūs abu esate puikūs garvežiai ir nuostabūs draugai. Tuomet atostogauti atvyko hercogas ir hercogienė. Jie džiaugiasi naujojo vasarnamiu. Ta vakarą Tomas